Sveiki, 1000 elektrėniečių ir 1000 kaišiadoriečių. Išėjau su šuniu pasivaikščioti. Jūs žinot, kad šiandien Elektrėnų savivaldybėje vyksta karinės pratybos. Ir ruošiamasi tai X dienai. Aišku, reikia tikėtis, kad X diena neateis, taip? Bet aš iš tų esu žmonių, kurio nuomonė yra tokia, kad reikia būti pasiruošus visiems aspektams. Taip, ir tie žmonės, kurie tame dalyvauja, jie mato tą scenarijų daug geriau negu eilinis pilietis. Taip, jie žino, kad reikia suderinti tarp institucinių visų veiklą, taip, reikia ir visokius atsitraukimo kelius. Ir civiliams taip pat, turiuomenį civiliams ir evakuacijos kelių ir visi kiti dalykai, jų daugybė tų aspektų turbūt yra, apie kuriuos tu žmogus paprasčiausiai nesusimastai. Tai dabar kokiam vaidmenį X dieną, jeigu jinai tokia atsitiktų, būtų 1000 elektrėniečių bendruomenės. Jeigu jūs gavote buvo išmėtyti tokie lankstinukai ir matėt, buvo surašyta, kad jeigu ateis X diena, kokios ten savybės žmonių ir kokie aspektai labai pasitarnautų. Buvo labai svarbi minima informacijos skleidimo platformos. Tai nes jūs žinot, kad jeigu vyksta karinės jau veiksmai kariniai, tai kad priešas ir naudoja informacinį karą, lygiai taip pat dezinformaciją ir taip toliau, nes tai yra labai svarbu. Ir tai iš tikrųjų padeda gelbėti gyvybės, teisingą informaciją, neklaidingą informaciją. O mes turime kaip 1000 elektrėniečių bendruomenė ir Facebook'e, 1000 elektrėniečių kaišiadoriečių turime Kaišiadoryse, tai turime TikTok, 1000 elektrėniečių, aš įdėsiu nuorodas, galit prisijungti, turime Telegram kanalą ir turime YouTube. Tai šiuo aspektu iš tikrųjų esame kaip bendruomenė tvirtai pasiruošę informacijos sklaidos ir gautume informaciją teisingą, neiškraipytą. Ir tai yra labai svarbu. Ta X diena tai yra be proto svarbu, nes jeigu taip jau atskirai rašoma net lankstinuke, tai reiškia yra rimtas įrankis ir rimti dalykai. O mes vis dar kaip 1000 elektrėniečių augame, mūsų bendruomenė ir auditorija plečiasi. Tai reiškia, matot, kartais net kaip mes sukūrėme visą tai spręsti savo vidinės problemas, vidinius klausimus, kad mūsų pasikeistų aplinka, matot, gali pasitarnauti net ir tokią dieną. Tai ką, visiems gražaus savaitgalio, dabar yra šeštadienis, sekmadienis ir geras oras, stebim ir džiaugiamės, kad yra kas ruošiasi ir gražaus jums savaitgalio.